Labadiena. Labas. Šiandien yra 2010-9-27. Reik važiuoti į Indiją. Kam? Kad rasi... Iš kur toks sprendimas atsirado? Iš noro pabėgti nuo problemų išaugo noras atrasti save. Bet pirminė idėja buvo tiesiog pabėgti nuo problemų, kurios slegia ir kurios sunku. Šeiminių problemų. Ko tikisi iš kelionės? Net nežinau, ko tikėtis, nes tai yra visiška avantiūra. O tikiuosi, kad atrasiu save tokį, koks nebuvau dar iki šiol. Nežinau, išmoksiu, o iš praktinės pusės tai išmoksiu medituoti ir pasisemti energijos iš kitų šaltinių, ne iš kitų žmonių savo artimų. Tiesiog reikia išvažiuoti, reikia atlikti darbą, susijusi su karminiais dalykais. Va, ir jeigu man pasiseks, tai turėtų viskas būti gerai. Kuo ten tikėtis, aš net nežinau. Ar ten gal pasiliksiu, ar grįšiu, pabūsiu ir vėl išvažiuosiu, ar ten periodiškai važinėsiu, ar nuvažiuosiu, suprasiu, ko man reikia, ką aš blogai darau, ką gerai darau, pasisemsiu energijos ir grįšiu. Tiesiog gal prašviesės protas, gal... net nežinau, ko tikėtis. Tai šuolis nuo liepto į tamsų vandenį. Kaip galvoji, pavyzdžiui, pasikeis nuo to tavo darbas, nežinau, arba darbo... Gali ir darbas pasikeisti, gali ir šeima pasikeisti, kalbu apie žmoną. Gali pasikeisti gyvenimo vietą. Viskas gali pasikeisti, absoliučiai viskas gali. Gali taip kardinaliai pasikeisti, kad net aš pats bijau to pokyčio. O aš tiesiog noriu išvažiuoti ir pažiūrėti, kas bus. Toks eksperimentas, o nei praktiškai aš čia norėčiau užkoduoti savęs. Ką norėtum labiausiai ten pamatyti ar patirti? Aš noriu labai patirti tą pozityvios energijos įkrovą, nirvaną, tokį būtent proto prašviesėjimą, būtent tą metamorfozę, tokią, tą gimimą. Nes neseniai buvau patyręs negatyvios energijos iškrovą, kuri mane šokiravo. Ir dabar norėčiau lygiai taip pat, bet pozityviai įsikrauti. Tiesiog atvažiuosiu, aš net nežinau, į kurią pusę man reikės važiuoti. Aš ten vietoj viskas paaiškės, kur man reikia važiuoti, gal kokios grupės prisijungsiu, gal, čia visiška avantiūra yra. Ta prasme, žiūrint iš loginio mąstymo, bet žiūrint energetiniu būdu, mane nuves tos jėgos ten, kur man reikia būti. Tai va. Gerai, dėkui. Ačiū.